Labiausiai tai nustebino šitos moters užmygimo. Greitis. Mes buvome kelias dienas Stokholme kartu ir gyvenom su Vesta vienam kambarį. Jau ne pirmą kartą. Ai, tai dar prieš užmygimą man geriausias bairis, kiek aš esu jau su jie miegojusi, nu ir mes kiek kartu jau esame miegoję, ne? Jinai visada pirmą naktį, gražiai, su naktinukai, supranti, tvarkingai viską. Ateina antrą naktis ir jinai sako, galiu aš miegoti be naktinių. Ta prasme, ir visada aš sakau, kodėlgi ne? Bet visada, ir sako, iš kur tu tiek daug visko atsimeni? Bet visada eiga yra tokia pati, aš net žinau, ką jinai pasakė. O geriausiai tai... Nesivešiu daugiau aš jų Ne, nieko. tai tu kitai kelioniai taktiką pakeisk. Tu iš karto net neimtų Neimtų naktinių, kai žinai, naktinių. kad su manimi miegosi. Tu gali miegoti noga visiškai man, tu žinai, kad man PX. PX, o koks gražus žodis. Na gerai, pasakok toliau. Tai va, o dabar pavaizduosiu, kaip tu esi su ja miegojus, ar ne? Taip, Esi? taip. Bet aš tada Vaizduovo. nebuvau pasiėmus savo A, ne? migdomųjų. In guli, supranti, su telefonu, va taip va. Čia žvengia pati viena, net esu tau video nufilmavus. Žvengia pati viena, supranti viską. Padeda telefoną. Gerai, sako, dabar einu aš sudoku paspręsti. Pasiema tą sudoku. Bet tai va, pasiema tušinuką sudoku. Gerai, labą. Aš tą prasme turim tai. Vykdomieji. Kerta iš karto. Mane atjungia, nes jau smegenis, tada aš pabandau jas sumobilizuoti, kad jas eitų dirbti. Jas, no. Tai ir iš karto einu miegoti ir užmiegu. Mane sudoku labai gerai migdo. Tu prasme, žinok, wow, aš melatoniną vartoju, supranti. Bandau per dieną atrasti naujų dalykų, kad geriau miegoti. O čia pasirodo tiesiog sudoku. Tai va. Galima Patentuoti? išbandyti. Galima. Gerai, tai pradėkime, ne? Tai pradėkim. Na? Sveiki, gyvi. Kur? Mano Labas. kamera. Labas. Mes ir vėl čia 4 kartą. Gegužės 1 dieną. Po Valpurgijos nakties. Išgyvenusios. Nepadegtas. Nepadegtos. Tai gal mes visgi neraganos? O aš tai profesionaliai ragana. Tiesiog praslydom, ne? Aušra, kaip tu praslydai? Dabar galvoju, gal degins, gal ne po vakar ir šiandien pasisakymų, bet matysim. O jūs tai buvot ore. Tai nebuvo kaip jums susideginti ir būtų degintom. Na, techniškai tai daug galimybių. Techniškai taip, esu mačiusi žaibus skrendant lėktuvų, jausmas ne. Rimtai? Taip. Nesu to mačius, bet ačiū, šitam gyvenime nereikia šitos patirties. Tikrai ne. Mums užteks, kad viena iš 3. Ček. Tai va, tai mes su Asta parskridom šią naktį, bet esam pakankamai gyvybingos. Biški neplaukų diena, bet tai moteris mus supras. Taip, ne plaukų, ne makiažo diena, bet viskas gerai, ne? Tai va, tai praleidom 4 nuostabias dienas. Ta prasme, kaip ten Aušra klausė, ar mes kažką savo nusipirkom? Klausiau. Mes tiesiog neturėjom jėgų. Mes su Asta sakėm, ar tikrai čia viešasis transportas neegzistuoja tam Stokholme. Nes mano komanda tai jos labai malonės, mielos moteris, bet jos absoliučiai ignoruoja metro, autobusus, pop-upus, ten tos visas galimybės. Kam važiuoti, jeigu galima eiti? Taip, ir mes ėjom visada. Bet nesakyk, žiūrėk, patį 1 dieną, kai mus pasitiko lietus, jos mus nusivedė į metro. Ir mes nusipirkom bilietėlius 7-5 minučių. Ok, minutėmis? Taip, 7-5 minučių bilietėlius po vieną. Nors siūlėm, mes su Asta turėdamos kėslų nusipirkti 2-4 valandų, bent jau parą kažkokią atlaikyti. Nepraėjo konkurso šitą idėją. Ir tada tam metro mes tiesiog pavažinėjom iš vienos stotelės į kitą stotelę, iš kitos stotelės. Kol lietus praeis. Gerai, turime atkreipti dėmesį, kad Stokholme kiekviena metro stotelė yra atskiras meno kūrinys. Taip. Tai yra išpaišymai, visas vizualas, išpildymas. Tikrai, tu išlipi ir kiekvienoje stotelėje tavi ištinka naujas wow. Taip. Tai buvo ką pažiūrėti, nėra taip, kad ten po kokį tokį, kaip mes įsivaizduojame, ne, metro tipo. Tai ten verta buvo tas 7. Aš norėjau važiuoti toliau, daugiau ir dažniau. Bet tai nebuvo ta vieta, kur mano... Aš noriu pabūt galerijoje.
galerijų? Ne, žinok, ne. Čia tiesiog reikėjo eiti, nes buvo daug labai maršrutų suplanuota. Ne, bet viskas gerai, ta prasme, fantastinė komanda, tikrai, mes gyvos esam, viskas tvarkoj. Aš žinai, kaip sakau, aš kaip penktadienį turėjau treniruotę, 3 kartą savaitėje, 1 kartą. Ir aš šeštadienį, kaip atskirino mūsų naktinis skrydis, ir aš galvoju, ta prasme, Vesta, kam tau ta 3 treniruotė, dar prieš kelionę buvo. Ta prasme, žinai, naktinis skrydis, visus raumenis skauda, užpakalis skauda, kojas skauda ir dar čia mes bėgam, supranti, nes lyja lietus ir mes visur bėgom. Ir aš galvoju, kam, aš prakeikiau trenerį, prakeikiau save, supranti. Atgirdėk. Ta prasme, kodėl jis manęs net kalbėjo, aišku, čia aš tai, žinai, karalienė, jis mane turėjo atkalbėti, supranti. Bet paskui sekmadienį aš dėkojau, nes aš galvoju, jeigu būtų nebuvus tos treniruotės, aš tiesiog būčiau net laikus. Kažkaip būtum atlaikius bėgimų. Taip. Tai šiaip tai labai fainai, ne? Mes dedam pliusą. Man didžiausią įspūdį padarė Abos muziejus. Ta prasme, wow. Bet žinai, dėl ko padarė? Dėl to, kad jisai yra visas interaktyvus. Ten viskas yra padaryta tokiuose kaip kambarėliuose, tu eini į muziejų, viskas išeina į kambarėlius ir kiekvienam kambarėlyje yra kažkoks sugalvotas interaktyvas. Ten pavyzdžiui, užsidedi ausinės, groja muziką, turi atspėti, kaip tas prodiuseris padarė ten tuos visus bosus ten ir taip toliau. Tada eini į įrašų studiją, kuri yra suformuota visa tokia, kokia jų buvo, į kambariuką dainuoti. Ta prasme, irgi su ausinė, mes su Asta jam dviese prie mikrofono, supranti, dainuoji. Paskui sekantį nueini, užsidedi ausinės, tai jau mes ten visa komanda. Vienos spalvos ausinės, ta pati daina groja. Ir mes kiekviena Silent disco, žinai. Jo, ir šokam, žinai, ten. Pas kažką buvo kitos spalvos ausinės, aš irgi buvau paėmus pradžią kitos spalvos ausinės. Matau, jas supranti, jo šoka. O pas mane kažkokia lyrinė, žinai, Abos, ir aš nesuprantu, žinai. O jos rodo, tipo, man perjunk mygtuką, žinai. Dar buvo scena, ant kurios su hologramom gali pradainuoti ten fragmentą dainos, helikopteris, mašina, tikrai labai daug. Vestai išbandė orkestro dirigento poziciją, ją užkniso labai greitai. Jūs ten toks, įjungti turi. Per daug monotonijos. Orkestrą turi pajungti, žinoti, kurioje vietoje, aišku, Asta stovėjo, tu palauk, neskubėk. Jinai ritmo nejaučia, žinok. Tau kaip muzikantai, tai rėžiausi ir akį. Tai mes ten, žinok, praleidom 3 valandas. Kaip fain. Be gido, be audio gido, tiesiog iš savęs. Tiesiog mėgavomės. Bet kai mes išeidinėjom, klausė Stafas, žinai, ar patiko? Ar buvo smagu? Po to sakom, tai kad mums ir metro tai buvo. Bet šiaip geras tikrai vaivas. Aišku, tokia buvo dar nemaloni situacija, nes tą muziejuje aš palikau savo mylimą tą šaliką, kakliuką, kaip kaklaskarę. Kaklaskarę, movas. Žodžiu, kažkaip ten vadinasi. Ir aš taip ją mylėjau, nes aš taip jos laukiau nusipirkti, žinai, pas tokią Šobaigerdą, nes tikrai nuostabi moteris, kuri kūrė visokius ir papuošalus, ir lankelius, ir kaklaskarės. Ir man tai buvo gaila, kad aš ją palikau spintelėje. Tiesiog apsirengiau ir išėjau. Ir paskui mes, kol išgėrėme kavos lauke, 15 minučių praėjo. 10 max. 10 minučių. Ir aš tada prisiminiau, kad, dar čia neturiu. Ir jau grįžau į tą spintelę, jau buvo užimta, tada pasikviečiau apsaugą, man atrakino tą spintelę ir jau nebebuvo. Tai va toks, žinai, tipo, tik tai šalikas, žinai, bet, vis tiek toksai, kad atrodo tokioj šaly, kažkaip va taip. Kažkam reikėjo labiau. Tai va, tai aš ir sakiau, merginos labai ten pergyveno, viena komandos narė, kaip taip gali paimti, sakau, vadinasi, jam reikėjo labiau, jam. Gal šalto žmogui buvo. Taip, tiesiog, nes tikrai jis toksai, jeigu atsimeni, toksai tos prabangios karališkos, tas, žinai, tokias, veliūrinis, tai va. Bet sakiau, nieko, važiuosiu pas Gerdą. Bus dar geresnė. Naujesnė. Paimsiu. Taip, baigiant apie Švediją, aš išsinešiau 2 pastebėjimus. Šiek tiek jau saušą dalinausi prieš įrašą. Tai visų pirma, aš turėjau lūkestį, kad švedės moteris yra natūralistės, feministės, tokios, žinai, urvinės ir tokios. O pamatėm visiškai kitą vaizdą. Mergaitės net nuo 14 turbūt metų. Ta prasme, ankstyva branda, tu matai, kad tai yra vaikas, pas visas make-upas, su kontūravimu, su ružu, su viskuo. Su skaistalais. Su skaistalais, aš tą žodį išmokau, žinai, ties 3 Spindi, viso spindi. Ir taip,
random dieną, bet kurią dieną tu eini gatvį ir visas vienodas. Pas visas vienodai ilgi plaukai. Per trumpų plaukų kirpimą irgi nemačiau. Ir visos, toksai vienas konvejeris, kaip buvo tas filmas, tos žmonos, tos... tiek to tenai. Žodžiu. Kažkokios žmonos. Klonės. Visos tokios, fainos, gražios. Tai mane šitas truputį... Gal net ir šokiravo, nes labai buvo toli nuo to, ką aš įsivaizdavau. Bet ten pastebėjęs, mes abidis ten pastebėjom, kad tam tikrose senamiesčio gatvelėse jos rikiuoja. Bazuojasi. Nes ten nuėjom į vieną tokią, kur jau yra prabangios parduotuvės, ten kosmetikos parduotuvės, tai jos visos, vieno veido eina. Visos, visos vieno veido. Truputį toliau nuo senamiesčio. Jau galim, mes su tokiais make-upais jau prilygti jų savos jausti, tai ta prasme tikrai tokia yra. Bet apskritai ir, jos turbūt tokia mada. Taip ten yra. Taip. Aš manau, kad iš tikrųjų tokia mada, tu pasakei, kad ta jaunoji karta, tai pavyzdžiui, kad ir Vokietijoje, iš tikrųjų tai yra masė, todėl kad kas veikia medijos. Bando tą filtrą atitikti Instagramo, kurį užsimeta kažkas, supranti. Tikrai, jis atrodo kaip su filtru. Visos su vienu filtru. Kaip jis ten yra. Taip, filtras. Wow. Taip va. Ir antras dalykas, kas man dar buvo įdomu, tai tualetai. Niuansas. Tas buvo geras. Šitas, iš tikrųjų, tai kažkiek stebina. Tai prekybcentriuose jie yra mokami. Tu susimoki, bendra teritorija vyram, moterim, viskas yra viename. Ten gali ir fontanėlis būti, mes jau taip su to susidūrėm, ir fontanėlis gali būti, ir soliukas, ir viskas gražu, bet viskas viename. Ta prasme, ir aš praveriu vienas duris ir toks pisuarų tokia eilė, žinai. Ok, galvoju, čia nenoriu. Toks, bet jokio ženklinimo nieko, tai va šitas dar man toksai buvo, kiek kitaip. Jausmas, kai nueini kokį saloną, grožio saloną, toks tualetas, ir persirengimo kabinė. Aušrai ten patiktų. Jo, ten nes jai standartai, taigi jinai pagal VC sprendžia. Bet mes ir buvom prabangiam prekybos centre. Taip. Visą laiką iš tikrųjų pagal VC sprendžiama apie įstaigą. Mes lyginom dar kainą, vieną iš metro pakilom prekybos centrą, sumokėjome €50. Tai toks kaip eilinis tualetas, ir čia tam prekybos centre prabangiam sumokėjome €3 ir gavom visą fontaną, foteliukai, kolonos, žodžiu. Bet tai tada nėra nei to tokio nemalonaus jausmo, kad tai yra mokama, ar ne? Ta prasme, iš vis nebuvo to. Nekreipėm dėmesio. Faktas, aplamai pats faktas keistas, kad prekybcentris to neprideda kaip, defaultų, Taip. Šito tokio serviso privalomojo, tai tas buvo, ar ten ta kaina, tai jau nelabai ten ir gazdina net ir Stokholmo kaina. Bet mes, daug gėrėm vandens. Tai praktiškai kiekvienam žingsnį mes Labai ieškojom džiaugiuosi. Labai džiaugiuosi. Tai- O vanduo skanus ar pirkot? Pirkom. Mes Nerizikavom. Tiesiog nerizikavom. Jo. Nors recepšinė mus kaip vaišindavo, tai turbūt turiu iš iš krano ir normaliai. Matai, plaukai yra. Gerai. Tai va, tai Dabar apie mano Aušrą. buvo vienas abos, tai aš tada pabaigsiu dar, ir tada eisim prie Aušros. Ir antras man buvo komanda visa. Mes nebuvo, mes tikrai pirmą dieną labai daug kalbėjom apie tai, kad laisvai, kas nenorit neinat, kas norit pasiliekat, kad mes davėm tokį, legalizavom būdą, kad jeigu tu nenori, tu gali atsiskirti nuo komandos, bet nei vienam momente nebuvo tokio, dalyko, kad kažkas nenorėjo. Tai apskritai ta komanda, paskui mesgi tos mokymus turėjom, pasidarėm. Tai, toks buvo ir paskui paskutinę dieną pasidarėm tokią praktiką su svajonėm, tai toks labai fainas buvo jų visų pasidalinimas, kaip išėjom iš to darbinio ir ką jos girdėjau ir kalbėjo, kad visiškai atsipalaidavo. Nuo to darbo. Taip šiaušiasi oda dabar. Jo, kad atsitraukė nuo to darbo, nebuvo, kad kažkas, sako, jeigu kažkas būtų iš komandos likę darbe, nebūtų taip atsipalaidavę. Iš tos komandos, kas važiavo iš tų senųjų darbuotojų, ne? Tai va tas labai fainai, kad tikrai visa komanda tokia ir draugiška, ir viena kitą palaiko, ir viena kitai pareguliuoja, ir per dantį patraukia. Daug labai tikrai tokių sarkazmo, tokių pažvengimų ištisai, toks tikrai labai bendras, mūsų bendras komandos vaipas buvo labai geras, kas ir turbūt prisidėjo prie visos kelionės išpildymo.
Tai va, tai tas labai fainai. Asta, išdalinausi, sakau, moteris, kai išvažiuojat jūs visi, tai moteris turbūt, žinai, dar pusę metų gyvena tais jausmais ir patyrimais, o po to kitą pusmetį laukia kelionės, nežino, kas to kelioniai bus. Tai čia, žinai, tokie, žiauriai geras buvo tavo sprendimas iš tikrųjų. Prieš kiek metų tu nusprendėjai vežtis komandą? Tai pernai buvo mūsų pirma komandiruotė, va tokie va, mokymai ne Lietuvoje. Mes priėmėm sprendimą, kad geriau vieną kartą toliau išvažiuojam, pasidarom programą, šiek tiek derinant su va tokiu pažintiniu kontekstu. Ir tai labai pasiteisina, visiškai užskaitau ir tai buvo darbuotojų sprendimas, kad varom taip ir toliau. Tikrai sektinas pavyzdys, mėlėjai. Taip. O dabar Aušra, ką tu nuveikiai šį mėnesį? Pasakok. Praeitą mėnesį. Ana. Balandis. 2 metus ieškojau patalpų. 1, 2, 3, niekaip. Aplinkybės nesusiklostydavo arba tas patalpas atiduodavo ir, toksai vidinis nusivylimas ir galvoju, gal ne laikas, gal ne dabar, gal visata kažką kitą paruošusi. Ir 1,5 savaitės prieš sulaukiu draugės skambučio apie tokias kitas patalpas, labai didelės. Ir sakau, ką mes tam 100 kvadratų veiksim? Sakau, tu įsivaizduok, kiek reikia tada papildomų žmonių, kad nuomą uždirbti ir panašiai. Gerai, sakau, pasižiūrėsiu, gal dar kažkas tai yra. Ir tiesiog stebuklo būdu randu Valančiaus gatvėje skelbimą ir negaliu patikėti, kokia tai vieta. Ir jai sakau, tu greičiau žiūrėk, tu įsivaizduoji. Ir tai pažiūri ir sako, viskas, reikia važiuoti. Sakau, tu skambink, tarpininkas yra brokeris, nes jinai irgi brokerė. Sakau, jūs ten tarkite savo tą kalbą, kodinę. Ir jinai man skambina, sako, rytoj 12 val. Važiuojam. Ok, rytoj 12 val. Aš įeinu ir aš tai... Todėl, kad aš galiu ateiti, susidėti savo visus grožius, ąsočius, kristalus, visus kitus gražius dalykus ir viskas, pradėti gyventi. Man nereikia nieko investuoti į remontą, į apsaugą, į kameras ir panašiai. Į baldus, viską. Apšvietimą, nes tai tikrai kosmiškai išpildyta ir, žinai, aš galvoju, kažkada tai, kai nepavyko anksčiau tų patalpų gauti, turbūt tai ir buvo ta visatos dovana ir apsaugojimas, kad man nereikia rūpintis dėl to viso įrengimo, kad man nereikia planuoti, galvoti, medžiagų pirkti ir panašiai. Ir tikrai, žinokit, stoviu ir ašaras akys ir galvoju, visatai sakau, ačiū už šitą dovaną, todėl kad tai yra tikrai begalinio vargo nuėmimas. Ir tada atsivežiau vyrą po kelių valandų, sakau, žiūrėk, mano vyras apsidairė ir sako, iš karto samdyk darbuotoją, kas rūpinsis vaikais. Vyriškas mąstymas, ar ne? Ir tada dar sekančią dieną pasirašėm sutartį. Tai kadagi mes galėsime daryti tenai kokią šventę? Tai šventę galėsim daryti oficialią gegužės 30. Kalendoriuose pasižymime visi. Ir tikrai... Grand opening, party, super duper, tuci. Reikia dar išsiaiškinti, kiek tas tuci senamiestį galima, žinai. Taip, merginos, taip. Bet... Tilpsim mes su tas ribas, Tilpsim. Mano iš tikrųjų pats didžiausias džiaugsmas, todėl kad aš turėsiu dabar nuostabią erdvę, gražią, kur aš galiu priimti svečius, kur mes galim kalbėti apie vandenį, kur mes galim kalbėti apie mineralus, kristalus, daryti edukacijas, jeigu kas nors norės padaryti savo, nežinau, prezentaciją kažkokiu tai produktų ar atsivežtų prekių naujų, irgi bus galima daryti. Tiesiog tai bus vieta susipažinti, pakalbėti, bendrauti, draugauti, ir kaifuoti. O žinant, kaip Aušra ilgai ir daug moka pasakoti apie akmenis, tai iš tiesų, žinai, ir ilgai kartu padėjom tau ieškoti tų patalpų, ne? Ir vis būdavo mintis, kad edukacijos tai yra būtina pas tave, nes tavo žinios apie kristalus, apie vandenį ir apie viso to sąveikas ir poveikį ir aplamai ir tas tavo kerintis būdas apie tai kalbėti, tai
Pagaliau. Taip, Pagaliau. Čia, Pagaliau. žinai, mes kaip dar truputį grįšiu į Stokholmą, patekom į tokią mugę ir ten merginos iš karto pamatė tos kristalus ir toks buvo, bet iš kur žinoti dabar, ar čia tikra? Ar jie tikri? Ir Asta sako, taigi jau šrytę mes turim. Tai jo viso, žinai, choro. Kviesim aušrytę. Tai tikrai, tai ten pas tave, žinai, bus ne tik tais tokia eilinė parduotuvė, bet ta vieta, kur galės tiesiog ateiti, pasimėgauti, paklausyti, pažiūrėti, pačiupinėti. Taip, pačiupinėti, pabūti. Pajausti kristalą, vandenį. Pažinti, todėl, kad tikrai žmonėm klausimų daug kyla. Ar reikia man akmenį rinktis pagal savo horoskopą? Ar ne? Nu tikrai ne. Taip. O ką vietoj to galima būtų? Nu, tiesiog, kaip aš sakau, ir edukacijos, ir diskusijų klubas. Labai, labai fainai. Na, labai nekantriai laukiu, kol pagaliau įleisi ten raganiškai pabūti, įkvėpti ir iškvėpti. Mūsų dar neįleido, žinokit, į patalpas. Paburti. Man Tai tai, mes, žinai, kad išvažiavusios buvo. aš tai ką pastebėjau, kaip tą momentą, kai Aušra jau rado tas patalpas ir koks, nu čia prieš kiek laiko buvo? Nu, sakau, prieš 1,5 savaitės. Nu, tai apie 2 savaitės, aš taip ir norėjau sakyti. Ir koks įvyko jos iš karto pokytis. Tik tais energija sukilo čia, tik tais už save stovi. Kaip čia dabar nenoriu. Aš tau galiu pasakyti, aš šluotą išsitraukiau. Bet rimtai atrodo, žinai, kad tu nukirtai. Ir naudoji ją kaip ginklą. Taip, ir toks jausmas, kad tu nukirtai tą sieną, žinai, pasiėmei tą kūjį ir va su tuo sprendimu, kad viskas, va čia yra tos patalpos ir tas, žinai, atsirado, kur mes žvengiam. Yeah. That's me, žinai, toksai. Ir toks visiškai, va, aš kur tau šiandien ryte įgarsidau, kad toks jausmas, kad tu visą laiką buvai pasiuntus save ir, nu, jau kur save pasiuntus, ten kitų nepasiūsi. Taip. Tai dabar jau, kai sugrįžai iš ten, tai dabar visi kentėkit. Nes dabar visus tenai nusiūs. Nes jin žino, kad ten nelabai patogu. Ne kažką. Tai va, tai labai tas. Arba elkitės mandagiai. Taip, svarbiausiai. Taip. Pagarba. Taip. Dirbu numeriu. Super. Taip. Labai tavim didžiuojas. Ačiū labai. Be jūsų, kaip sako, nebūtų. Čia kaip faktas, ne, yra. Kažkam užtenka savaitės, kažkam prireikia metų, kažkam 2, o kažkam ir viso gyvenimo. Taip. Priimti sprendimus. Tai va, tai kažkam prireikia metų, 2, 3, kažkam viso gyvenimo, ne? Tai čia turbūt į pagalbą ateina visi tie mokytojai, nu, nes iš esmės mes galim laukti kažko, skaityti knygas, semtis tų įrankių, ne? Ir, bet sutinkam tam tikrus žmonės. Nu, va, pavyzdžiui, Aušra sutiko mus. Taip. Tai mes esam viso ko mokytojai leidžiančios išnaudoti. Ypač pasiuntimo. Taip, pasiuntimo, praktikų, kaip mes reaguojam. Tai va, tai tu gal gali papasakoti apskritai, kaip tavo tas kelias buvo, kiek tu turėjai tų mokytojų įrankių, kokių sukaupiai, nu va, pastiprinti, ne, save ir savo tuo pačiu užsifiksuoti šiam momentui. Visų pirma, va, dar pratęsiu tavo šitą klausimą, užsifiksuoti ir savo padėkoti, nes kai aš pasidalinau su jumis, kad aš jau turiu raktus, jūs man pasakėt, kad pasidžiaug, padėkok savo, su saliutais, su burbuliukais, įmerk raktus ir panašiai. Ir įsivaizduokit, aš pagavau save, kad tiksliai, o gal reiktų pasidžiaugti, ar ne? Ir šitas dalykas iš tiesų yra labai svarbus, todėl kad tas padėkojimas leidžia iš tikrųjų užfiksuoti ir prisiminti, koks kelias buvo ir kokia buvai prieš ir kokia esi dabar ir tada svajot, kokia būsi ateityje. Tai jeigu kalbėt apie mokytojus ir jeigu kalbėt apie tą vidinį pokytį ir apie, na, gal sakyčiau, sielos ar ne, virsmą, tobulėjimą ir tai yra nesibaigiantis procesas, tai aš galėčiau pasakyti, kad mano kelias prasidėjo prieš 13 metų, kai aš supratau, kad aš nesuprantu, kaip aš gyvenu. Ir man buvo taip sunku, kad aš išties nežinau, kur eiti. Ir viskas prisidėjo logiška nuo psichologo kabineto, tada nuo kopriklausomų žmonių grupės. Tada aš pradėjau laukti austėjos ir tai man pasirodė nesąžininga ir man per sunku kapstyti savo emocijose, tiesiog norėjau ramaus laukimuose. Na ir po to vis tiek etapais tai knygos, tai meditacijos, tai kažkokie tai seminarai, tai stovyklos. Ir
kai jau turėjau abu vaikus, išvykau į Indiją. Ir toje šalyje aš supratau, kad kiek aš bekeliaučiau, kur aš bevažiuočiau, ar į Musninkų kaimą, ar į Goa, ar į Maldyvus, ar į New Yorką, ar į Tokiją, aš visur vežuosi su savim save. Tai tikrai pamąsčius, kiek investuota laiko, pinigų ir viso kito, ar viską kartočiau, nežinau. Ir tikrai būčiau norėjusi turėti iš to kelio pradžioj mokytoją, vedlį, palaikymo, kažkokį tai, nežinau, coacherį, motivatorių, kuris tikrai sakytų, žiūrėk, tu gali keliauti, patirti ir panašiai, bet neturėk lūkesčių, kad po tam tikros stovyklos ar po tam tikro seminaro tau pasikeis gyvenimas radikaliai ir tu visuomet būsi toj būsenoj, kurioj buvai tas 2-3 dienas arba 2-3 valandas. Ir tai yra utopija. Ir tada, kai mes grįžtam ant tokio pakilimo, mus tada pasitinka vyras, pasitinka vaikai, kurie jau viens kitą ten būna emociškai sutaškę, nes jie ant žemės. Ir tu įskrendi fėją ir ką tada jie padaro, jie tada žemyn ir tu tada galvoji, ne, šitas pasaulis tragiškas, aš noriu grįžti. Ir mes tada, ta prasme, aš būdavo, kad galvoju, ne, čia taip neteisinga, teisinga ten. Ir tai yra absoliuti klaida, todėl kad gyvenimas vyksta šičia. Tobulėjimas yra tam, kad mes, galbūt praplėstume savo pasaulėžiūrą, galbūt tolerancijos ribas, galbūt, kaip sakai, save susigrąžintume iš ten, kur pasiuntėm greičiau. Ar ne? Ir visi tie mokymai, visi įėjimai vis dėlto yra apie mane, ne apie kitus. Ir tai suprasti irgi užtrunka laiko, bet kuo anksčiau tai pripažįsti, tikrai to yra lengviau. Tai va, dar apie Indiją turiu tokį fainą, tokį savo humorą, kad jie kiekvieną rytą arba jogos mokytojai, arba aptarnaujantis personalas restoranuose klausdavo, ar šiandien tu laiminga? Ir aš galvoju, ko jie čia knysasi? Jie tikrai gal to arbatpinigių tiek nori, ištisai klausinėja. Bet po to, kadangi mes ten buvom 2 savaitės, po kelių dienų aš supratau, kad tai yra absoliutus normalus klausimas jų kultūroje, todėl kad jie iš tikrųjų masto ir žino, kad jie gimę yra būti laimingais. Pagrindinė žmogaus užduotis šiame gyvenime yra būti laimingu. Ir po to mes ten jau tarpusavį, ar tu šiandien laiminga? Ir žinai, tada ta laimė tikrai gali pasirodyti labai įdomi, todėl kad tu esi laiminga, kad tu turi tapkutes, nes smėlis tenai yra toks karštas pirmą dienos, kad tu tiesiog negali nei vieno piršto padėti. Ar tai yra laimė, kad tu turi avalynę? Taip. Ir tada, kada tu naktį pamatai, kad tas personalas miega teritorijoje restoranų, nes jie negali sau leisti išsinuomoti viešbučio, ar tu esi laiminga? Taip. Tai va, tai čia tokie, žinai, pajokavimai apie tą Indiją, bet tai buvo nuostabi kelionė ir jeigu galima pasakysiu, kad pačios geriausios atostogos ir pačios geriausios kelionės būna alko free. Taip. Taip. Aš turiu pritart? Taip. Taip. Kas nebandėt, išbandykit. Tau ne? Ta prasme, aš aplamai radikalizmai visi, žinot, mano nuomonė apie visus tokius Žinoma, dalykus. aišku, tu ugnis, bet aš šiaip sakau, kad žmonės eina to pažinimo keliu. Nes... Tarp alko-free ir girto būsenos nuolatinės yra 2 dideli dalykai, žinai. Ir jeigu žmonės nesugeba turėti saiko ir ten tos vienos taurės ar vieno kokteilio vakarį išgerti, tai be abejo jiems geriau alko-free. Jeigu tai yra pramoginės atostogos, tai tikrai, kaip aš sakau, visas meniu yra leistinas. Bet tada, kada eini į tas dvasinės savo, žinai, vidinės visus sluoksnius, tai tikrai to dalyko rekomenduočiau vengti, todėl kad iškyla emocija ir ką tada žmogus daro, ieško piliulės, kaip tą emociją užgesinti, jeigu jinai yra nepatogi. Bet tai ir yra užduotis suprasti, iš kur ta emocija kilo. Aš atsimenu. Aš į dvasinius ieškojimus su alaus buteliu dar niekada nejau ir neplanuoju. Bet yra tokių, kurie bijo savo emocijų. Taip, labai už yra gerai. Arba alkoholis, priklausomybės kažkokios. Bet iš esmės, mes esam girdėję ir tų mokytojų, kur ten ajavaskas naudoja, ir taip toliau. Tai
Visokių yra būdų. Taip. Bet aišku, mes žiūrim pagal savo dabartinį lygmenį ir taip toliau. Tai, va, tie. Bet ar tu dabar galėtum pasakyti, kad, va, kaip tu girdėjau, sakai, kad negrįžčiau aš, ne? Nu, tipo, pagalvočiau, ar norėčiau grįžti atgal. Bet iš esmės supranti, kad tavo visa šita kelionė 13 metų, jinai yra atvedė tave iki šito sprendimo. Be abejo, bet yra, žinai, gal būčiau norėjusi išvengti apsišaukėlių ir tų komersantų. Tai va čia šitoje vietoje irgi gera būtų turėti vedlį. Aš turiu. Taip. Aš turiu jūs viską išbandot. Ir man sako, ten neik. Nu, va, ten varyk, aš nuvaru, negaidėsiu. Mūsų kardinaliai apskaitai turbūt skiriasi. Mes su Aušra pora esame, ne, tų dvasinių mokytų, kur einam su Aušra, tu turi visiškai kitą. Aš pati savo dvasinė mokytoja. Jo. Pati savo dvasinė mokytoja esu iš tiesų labai man sunku rasti autoritetą, nes aš tik sekti galiu tik paskui autoritetą. Negaliu sekti paskui pilką pelę, paskui kažkokį šurdum burdum, paskui kažkokį, aš dabar, paskui kažkokį, supranti, tokį, žinai, nu tokį, vat, nu taip, kas pats iš savęs tuo nedega, tuo nekvepuoja ir tuo nešvečia ir tuo nebūrė, neveda žmonių. Tai yra todėl, kad aš pati esu stiprus lyderis ir man reikia dar stipresnio lyderio. Ir aš vedimą žmonių tik per lyderystę priimu, bet tai nereiškia, kad netobulėju dvasiškai, tai nereiškia, kad esu tamsoje, žinai, su alaus buteliu kiekvieną vakarą ar ten aplamai, žinai. Tai iš vis nebūni su alaus buteliu. Nu, ką tu čia kalbi? Nu, tai va. Matai. Taip nori pakalbėti. Esmė tame, kad aš matau, kiek jūs daug visko pavažinėjat, kiek jūs ten visko išbandot, viską. Ir aš leidau savo, kaip atsisakyti važiuoti į pramogas, taip leidžiu savo pasakyti, ne, man nereikia išorinių vedlių, kad aš eičiau į priekį. Man to nereikia. Man nereikia, aš turiu tam tikrus mentorius, labai stiprią susistačius komandą aplink save. Ir man daugiau tų ieškojimų nereikia, nes aš turiu tikslą, varau, darau, lyderių savo turiu susirinkusi ir man to užtenka. Bet tai, kiek matau, kiek yra to šarlatanizmo, labai tu gerai vardinai, ten tų tokių nušvitusių, kurios nesenai, supranti, tenai, nu ką darė. Viena, kur nušvitusi pakomentavo mano vieną outfito nuotrauką po postų, kur aš pasakoju, kodėl GPM deklaracijoje atsiranda nepriemokos permokos, ta prasme, apie buhalterių, ten sunkia duona, iš viso aš jau senai mečiau kalbėti, nes aš iš kitos pusės šitą problemą sprendžiu. Ir sielovadininkė. Jinai įkala komentarą apie tai, kad aš negražiai apsirengusi iš AliExpresso už vieną kainą tenai. Per tokį išvaizdos pažeminimą, gėdos lentos lygio komentaras. Ir nueini pas ją į profilį socialiniuose tinkluose ir jinai tam... Taip. Prabuskime ryte su šypsena ir užmykime nušvitę. O tarpe ką darai, ta prasme. Komentarus rašau. Taip, bet tiesiog taip, kad toks, tu... Wow. Ir žinai, ir vat šitokių yra pilna privisusių. Aš ir verslo mentorystėse, ir sielovadoje, ne? Tai pilna verslo mentorių, kurie niekada nedarė verslo. Niekada nėra darę verslo. Aiškina, ką turi daryti darbdaviai, ką turi daryti vadovai patys. Maks pabuvę kokioj tenai, žinai, korporacijoje HR-ų, tarkime, ane? Ir jie aiškina, kaip vadovauti verslui. Tai tu, va tiek apie verslą pačiupinėjai. Ir tada jau varo. Tai va. O ką tu? Bet tu, žinai, labai gerai iš tikrųjų pasakai, kad apie tą leidi savo atsisakyti tiek to pramoginio turinio, tiek to, kur tave kviečia, ne į tą dvasinį. Nes iš esmės, ką aš ir pastebiu, kad kažkokios vyksta stovyklos, kažkokie ten seminarai, kažkokios meditacijos, ne, tai ir ten draugės būna, varom kartu, bus gerai. Tai va turbūt atskirti, kad ar man tikrai šitą momentą reikia to. Ar aš noriu pritapti. Ar aš noriu tiesiog pritapti, ar aš noriu tiesiog mada būti prie draugės, ne, tiesiog leisti savo pasakyti, nes tu nežinai, kaip kas bus, nes gal tu esi net nepasiruošus, va kaip ir Aušra sako, kad aš grįžtu namo, anksčiau grįždavau namo, visą ant sparnų, kaip ten fainai ir taip toliau, ir aš grįžtu čia ir man nebepatinka šitas gyvenimas, ne? Tai va čia ko nepadaro daugelis iš tikrųjų tų sielovadininkų vadinamų, jie nesugrąžina žmogaus į realybę.
Jie pakelia per meditacijas, per visokias praktikas į viršų, parodo, kaip yra fainai, kaip yra flow, kaip yra gerai, tačiau pamiršta pačią svarbiausią momentą, kad jam reikės grįžti į šeimą. Ir kiek yra tų istorijų, kur moteris pabuvusios tokiuose savaitgaliuose, savaitėse grįžta, išardo šeimas, meta tos pačius verslus, palieka vaikus, kur ten stovyklose aiškina, ne, kad vaikai patys turi augti ir tu čia neturi nieko daryti. Ne. Ir paskui staiga, mes turim net artimą pavyzdį, iš tikrųjų, labai labai artimą, ne, kur tiesiog grįžo ir darė perversmą ir po 3 dienų atsipeikėjo. Ką aš darau čia? Ta prasme, aš griaunu tobulą šeimą, kurią kūriau šitiek metų. Tai va čia turbūt labai svarbu atsirinkti tos mokytus ir nesekti pagal tai, kas tave kviečia, o pagal pajautimą, ką ir Asta labai aiškiai ištransliuoja, kad ne, jai reikia lyderių. Pabandau, taip. Man vienur patinka, kitur ne. Taip. Man nepatinka, aš labai jau aiškiai esu išmokusi viduje susidėti tos čekus. Tas tinka, tas netinka, ko aš ieškau, ko man reikia. Aš negaunu to, ko man reikia, aš negaliu tikėti žmogumi, kuriuo aš netikiu. Taip. Tai kurių galų aš, aišku, truputį gal ir pavydo koką, kad jūs čia dviese dabar išvažiuosit 4 dienam, bet nieko tokio, aš jums kaip nors. O tu, atsiprašau, kiek dienų buvai su jie dviese? Taip, kad lygu. Kita. Nes iš tikrųjų, žinai, net ir, ta prasme, tiek tu mus priėmė, ne, kad mes einam visiškai pas kitus tau nesančius lyderius, tiek ir mes tave priėmam, dėl to, kad tu turi visiškai kitą, o jeigu ten žiūrint tave astrologiškai, tai neišvis ir ten dvasiškai pažengus toliau negu mes. Ir mums dar reikia susirinkti tos įrankius iki sekančių gyvenimų, kad galų gale pasirinkti, kaip čia, pabūti toj pačioj kartelėje, išsirinkti, atleisti default komplektaciją šiek tiek geresnė. Bet tu dėl to ir esi mūsų toj trijuliai. Nes ir kitą kartą ir mum atmerkė akis, žinai, kur pasakai, kiek galima. Gerai, man labai patiko, gerai, emocijas atmetam, taip, žiūrim. Taip. Okei, ir tada reikia, žinai, kai įrašai kokį voice, ar reikia tada sakyti, dabar prašau tik išklausimo. Taip, aš matai tave tam ir treniravau. Taip. Kad gebėt pasakyti, kad noriu tik išklausimo, ar noriu tik patarimo. Noriu paburbuliuoti. Jo, nes čia turbūt labai svarbus ir čia turbūt, ne, mes prieiname prie to, kad pirmiausiai nepradėti nuo visų eiti praktikų, mokytojų ir taip toliau, bet pirmiausiai, kaip ir tu sakai, pasimti į kelionę save, suprasti, kad visame, kame pasiemam save ir išgirsti tai, ką mums sako kūnas. Kaip ir tu sakai, ne, tu iš karto, žinai, tos čekus susidėti. Bet tai irgi nėra taip, kad prabudai vieną rytą ir viskas, žinai, ir tie tam tikri žmonės, kurie sutinki, pagaliau man netgi sutikti vedlį, kuris man netinka, per kurį aš pamatau, kas man netinka. Vau! Irgi nauda. Taip. Pamatau tai, kas man tinka, arba tenai dalinai tinka, aš tada išsiemu tą dalį, kuri man tinka ir, tobulėjai, dėlioji savo tą visą, kiekviena turim unikalią mozaiką, ta prasme, ir jūs iš tų pačių renginių išsinešat visiškai skirtingas patirtis, skirtingus žinojimus, skirtingas savo tenai paaugimo lygį. Kiekvienas daro taip, kas jam yra geriausia, bet ir bloga patirtis yra gerai, jeigu tu sugebi iš to pasidaryti išvadas. Taip. O jeigu bukai eini pas psichologą tą patį 10 metų ir nedarai progreso, ar nevertėtų pagalvoti apie kažkokį įrankio keitimą? Man taip atrodo. Aš esu visą orientuota į sprendimą. Taip, aš galiu pasakyti netgi tarp tų mokytojų, aš vadinsiu burtininkais, ne? Tarp jų yra toksai paslaptingas juokelis, kad dvasiniai turistai. Ar ne? Žmonės, kurie keliauja iš vienų mokymų į kitus ir, kaip tu sakai, nepasidaro išvadų, neatsirenka ir panašiai, tai jie yra pati ta geriausia finansinė, pavadinkim, mėsa. Todėl, kad, sakai, ar ne, užkelia emocijas, tada moteris grįžta pakilusi, nesutvarko, ar ne, nes tai yra vis tiek, priklausai tam tikrą laiką kažkokiai tai bendruomeniai būni, ar ne, ir reikia nuo to, vadinkim, egregoro atsijungti. Ir jeigu nepadaro atjungimo, kas čia yra? Čia yra tai, kad žmogų pririša nuolat norėti tos būsenos ir nuolat leisti pinigus ir panašiai. Čia aš nematau jokio sąžiningumo. Ir tokių žmonių negali vadinti mokytojais. Bet turiu klausimą. Taip. Bet 90, turbūt 5% žmonių, kurie visame tame makalojasi, yra moteris. Taip, vienareikšmiškai. Labai daug, taip. Kodėl? Taip. Nes raganos.
Aš tai sakyčiau dėl to, kad nepasitikė savim ir galvoja, kad nuėjusios į vienus ar kitus, aš pagal save vertinu, ne? Dėl ko aš buvau tu sakai dalyvautojai ir mokytojai. Klientai. Taip. Aš sprendžiu pagal save, tą pati pradžia, ne? Kad tu nepasitikė savim, taip, aš nepasitikėjau savim taip, kad man užtektų nueiti pas vieną mokytoją arba ten į vieną kažkokią tai meditaciją, seminarą, konferenciją, ne, kad ir sakyčiau, kad šitą savo galėčiau pritaikyti. Toks yra, nemoku paaiškinti, toks netikėjimo jausmas, kad tai gali būti tiesa. Tai, kur tu jau gauni akivaizdžią tą informaciją, kur jau tau kūnas sako, kad bet vyrai iš viso tenai neina. Ne, tai vyrai eina paskui moteris. Vyram iš viso žalinga ten eiti. Tikrai žalinga, jiems nereikia vyrams eiti. Vyras eina paskui moterį čia šiuo atveju. Dažniausiai tos būrelius atveda moteris vyrus. Dažniausiai. O tai ko moteris ieško? Savęs. O kam? Nes jos galvoja, kad niekada nėra. Kad jos yra nepakankamos. Okay. Taip, iš esmės mes visą laiką tikrinam save. Visada, bet kokioje situacijoje. Blogai, gerai, nėra blogai, nėra gerai, ne, visą laiką mes tikrinam. Visą laiką, net ir darydamas klaidas. Tu lygiai tą patį darai kiekvieną dieną. Atsimeni, mes praeitą laidą kalbėjom, kad labai trokštam ir norim, kad pasakytų, kad mes esam geros mamos arba geros moteris, ar ne? Tai moteris tikrai ieško tenai to, todėl kad ten yra atviras bendravimas. Taip, atviras bendravimas. Ryšys. Ir tiesiog tada yra, tokie dvasiniai pokalbiai, gal aš taip pasakyčiau, ar ne? Ir tada iš tikrųjų, jeigu nėra to pasitenkinimo jausmo tokios dienoje, nepakanka iš draugių arba draugiam jau nusibodo klausyti, kaip tu ten burbuliuoji, skundės ir panašiai, tai tada moteris eina į tokius seminarus, galvoja, kad bus ten išgelbėtos, bet kaip be būtų, kaip ir būni ir gyveni ir keliauji su savim, taip iš tikrųjų yra, kad tos įrankius reikia naudoti. Nes jeigu jų nenaudoji, kad tai ir ta elementari dėkingumo praktika, ar ne? Jeigu tu nenaudoji, tai apie ką mes tada kalbam? Apie kokį tada pokytį visatoje, apie kokį... Tai aš tokius dalyvius vadinčiau turistais, kurie nenaudoja. Taip. Bet čia darbo su savim tiesiog nėra. Eini per visur ir lauki, kol išorė pasikeis, arba tave pakeis, viskas nukreipta į išorę, o su savim dirbti pamiršta. Ir kažkurio tai momentu, va čia ir gaunasi, atsidurėme į tą momentą, ne, kad po metų, po 3, po 5 arba visą gyvenimą niekada tu negauni to sprendimo, nes tu visą laiką orientuotas esi į išorę. Ir kai pradedi žiūrėti kažkurio tai momentų į vidų, kad blemba, čia viskas nuo manęs priklauso, ne? Ir tada prasideda virsmai ir tada automatiškai ta aplinka, kuri buvo aplink tave, sako, ką tu čia darai? Kokiom tu nesąmonėm čia užsiemi? Aš esu gavus komentarą jo, sakau, gal tu neiki savo tą durnių būrelį? Taip, nes tu tampi savo aplinkai nepatogus visiškai, kai pradedi užsiimti savim. Taip. O aplinka sako, protas pasimaišė. Išprotėjo. Raganauja. Pas kažkokius tai ten sektantus vaikšto. Žinai, čia tas, jau sekta papuolė, žinai. Bet iš esmės kiekvienas atranda, aš buvau kažkada... Bėgikai nesektantai jums atrodo? Taip, būtent. Pažiūrėkim. Kokią bendruomenę ten, O irkluotojai, kur trenerė pasakojo, kur čia plaukė 100 kilometrų Estijoje per ledinį vandenį irkluoja, supranti, su belekuo ten, kas plaukia, tu supranti. Tai jie tipo normalūs, ne? Jo, bet matai, kadangi dabar paskutiniais metais yra labai tas garsiai eskaluojamas tas dvasingumas, tai visa orientacija ir jį nueina, kad va čia jau sektos, kad čia va jau bendruomenė. Bet aš apskritai galvoju, jeigu tu užsiemi savim, tu net negirdi šitos informacijos. Tai gerai, o tai kaip jūs atsirenkat, pavyzdžiui, tos, kurie yra ne pseudo, ne burtininkai, o kurie yra geriečiai? Kokie jūsų kriterijai yra? Mano tai dabar paskutiniu metu tai yra visiškas pajautimas, ta prasme, nes aš, kadangi užsitvirtinau vieną savo mokytoją, ir man dar, žinai, žiūriu į tą faktą, kad labai svarbu, kadangi aš pati esu mokytoja, jau, mano specialybė pati pirma yra mokyta, man buvo visą laiką labai tas svarbu, kad mano mokiniai
viršytų mane, nu va taip, gal, ne, toksai gal sakyčiau lūkestis, ne, kad niekada man nebūti viršesniai, bet kad jie va tiek išmoktų, tiek padarytų, kad aš galėčiau jais didžiuotis, ne, o didžiuotis mes galim va, kas yra aukščiau. Ir aš va pagal šitą kriterijų rinkausi ir savo mokytus. Tai aš kai radau tą pirmąjį mokytoją, nes tikrai pradžiai buvau turistas juodas. Bet vien dėl to, kad vis tas ir būdavo tas... Žinai, nesąmonės, tipo, jo, mano įda jau sako tai, kad aš labai vertinu žmonės, ne, ir va tas va labai atsispindėjo. Dabar ne, išsigydžiau. Mažiau. Jo, kai kalbėkim tiesą. Jo, mes tave pažįstam. Nes išsigydyti neįmanoma, tikrai, nes čia nuolatos tave tikrina. Tai aš visą laiką nueidavau į bet kokią konferenciją, verslo, mokymų, dvasingumo ir taip toliau. Aš visą laiką sėdėdavau, žinai, ir žiūrėdavau į tą mokytį ir galvojau, kodėl tu nusišneki, žinai. Nu, negi ne taip. Tai va, mano vertinimo skalė visą laiką būdavo taip. Ne? Nors aš, ne, va, kitoj pusėje, žiūrėkit, esu užsibrėžus tikslą, kad aš didžiuojuosi, kurie mane viršyje. Ne? Ir va toks va viskas. Bet tai tu to lektoriaus neišmokiai, o jeigu taviškiai tave viršys, bet va tada aš tau balės būsi. Ir man tą žinutę atnešė, žinot kas, ne joks dvasininkas apie tos mokytojus, niekas. Tiesiog sudalyvavau 3 dienų mokymuose viešo kalbėjimo. Dar prieš karantiną, nu, kažkuriais šią metais 14, nu, kažkuriais žodžiu. Tada dar dinozaurai. Jo, žinai, ir aš atsimenu, užlipus tą lektorę ant scenos ir jinai uždavė pirmą klausimą. Kai jūs esate auditorijos dalis ir stebite lektorių, klausote jo mokymų, kokios mintis jūsų vyksta galvoje? Ar jūs kritikuojate lektorių, apkalbate jį, kaip jis atrodo, galėjo kitaip apsirengti, kaip mikrofoną laiko, ne? Nu, reiškia, visa kritika skrieja jūsų mintise jam. Ar jūs klausote tai, ką jisai dalinasi, kokia yra jo informacija? Ir didžioji dalis, turbūt kokia 70% pakėlė rankas, kad jie visi kritikuoja lektorius. Ir jinai tada pasakė, tai ko jūs norite iš savo viešo kalbėjimo? Nes kai jūs atsistojate į lektoriaus vietą, jūs visą laiką galvojate, kad jūs esate nepakankami ir kad auditorijos dalis visą laiką kritikuoja jūs, nes prieš tai jūs darėte tą patį. Okay. Ir va šičia man buvo tas tipo rimtai. Ir aš tada pradėjau bandyti klausyti, ką lektorius kalba ir tiesiog išgirsti, ne, pradžioj juo domėtis, kad blemba kaip gerai varo, ne, semtis kažkokių pasiimti kažkokių tipsų, ne, va, kaip pačiai man, kaip lektoriai stovėti ant scenos ir taip toliau, duoti jam komplimentus, ne tiesiai akis, ne, bet savo mintise, keisti savo mintis, minčių keitimas, ne. Ir va tada mano visiškai kitoks pasidarė ėjimas į sceną pačios, ne, ėjimas, kalbėjimas su bendruomenėm didesnėm, ten, nu, kaip man reikėjo eiti tą lektoriaus vietą, ne. Ir aš pamačiau tą pokytį, jis veikia. Tu ant savęs, ne, išbandai, jis veikia. Ir tada pagal tai, jau kaip jau aš pradėjau to eiti dvasingumo keliu, aš einu juo, nu, nežinau, tikrai nesuskaičiuosiu kiek, nes buvo ir nutrūkę, ir vėl, ir taip toliau. Tai aš pagal tai rinkausi mokytus. Pagal tai, ne, kur jeigu man tik tais iškyla kažkoks įtarimas, viskas. Aš daugiau pas jį nesugrįžtu, ne? Tada ir aš pasirinkau va taip vieną iš mokytojų, kur aš tiesiog priėjau prie to mokytojo ir sakau, aš pasirinkau jūs savo mokytojų, nes tai buvo mano misija tokia. Aš turėjau išsirinkti vieną mokytoją ir net jeigu ir pagalvodavau, kad man biški nusišneka arba ten kažkaip netaip sako, man nesuprantamai, ir aš tada savo sakydavau, ne, tai yra tavo mokytojas, tai yra tavo lyderis, paskui kurį tu turėjai, ne, ir taip toliau. Ir man tas va padėjo. Ir man žinot, kas padėjo, va, kai jeigu išgirdot, ką prieš tai sakiau, ko aš tikėjausi iš tavo mokinių visą laiką. Jie tave prauktų. Kad tu praaugai. Kad ta mokytoja didžiavosi, kai aš ją praaugau ir tada jinai mane palydėjo pas kitą mokytoją. Ir va ta jos mokytoja, ne, va mano mokytos mokytoja buvo labai nustebusi, kai jinai paklausė, iš kur jūs apie mane sužinojot, kaip čia atvykot, ne, ir taip toliau. Ir aš tada pasakiau apie savo tą mokytoją ir jinai sako, rimtai? Tai va man tas buvo toks vidinis pasididžiavimo jausmas, kad aš pasirinkau teisingai. Apdovanojimas toks į savo, žinai. Tai va. Aušra, kaip tu išsirinki? Aš iš tiesų tai renkuosi pilvu. Okay. Kaip žinia, visi mes turim pilve savo
energetinį tašką ir kad ir kaip neigtume, kad ir kaip nenorėtume pripažinti, intuicija vis dėlto yra be galo geras mūsų draugas, įspėja arba paleidžia. Tai anksčiau būdavo tikrai, kad labai klausydavau intuicijos ir tikrai pasitvirtindavo, bet kažkada tai užsidėjau begalinės puikybės karūną ir galvo, aš čia viską žinau. Tai gavau tokių kirčių, tokių dalykų, kad karšta ir po to supratau, kad reikia atsiprašyti, ar ne? Ir dabar tikrai stebiu ir ženklus, ir patį tą jausmą, todėl kad jeigu spazmai, reiškia ne ten. Jeigu dar noriu pasitikrinti, sakau, duok kokį ženklą. Ar ne, ženklas ten vaikų liga, ar ten kokia mašina, ar ten koks, nežinau, dar kažkoks tai dalykas. Ypatinga padėtis, trukdanti nuvykti. Taip, jau toks force majorinis, žinai. Ir tada po to, kas man svarbiausia, kaip tu sakai, ar ne, kad ne ir neinu, žinai. Ir po to ateina iš tikrųjų įvykiai, kurie patvirtino, kad tau tikrai nereikėjo ten būti. Tai neatsitinka nebūtinai po dienos, po 2. Dabar man paskutiniu metu buvo toksai įvykis, kur atsitiko po kokio pusmečio. Ir aš kaltinau save, kad aš su to žmogu nebendrauju, nors mane labai norėjo supažindinti, surekomenduoti ir pataisyti ir taip toliau. Ir man toks vidinis, negaliu. Aišku, žinai, kaip aš tokia visokia mandagi ir ten taip toliau, tai man, žinai, toks vidinis, kad gal aš čia pasirodžiau kažkaip tai neteisingai, netinkamai, žinai, taip toliau ir panašiai, bet šiandien, kadangi tą šluotą išsitraukus, tai man atrodo, aš tobulai padariau. Tobulai. Tai va. Tai aš renkuosi. Bet vis tiek ta abejonė, ne, kyla. Kildavo, taip, normalu, tai čia, žinai, tas geros mergaitės sindromas, būk ten patogi, tokia. Ypač jeigu kažkas dar tau sako, varyk ten gerai, ane, ten ar draugai, ar kažkoks autoritetas tavo sako, oi, ten tau gerai, tu atvarai, ten visiškai ne apie tave. Taip. Dar, aišku, atsiega ten kai kur ir dar nemažą sumą pinigų, kaip tie važiavimai į Balius, Maldyvus ir taip toliau. Tikrai nieko negaliu pasakyti, nebuvau, bet man vienintelis dalykas, tu iš pradžių nuvažiuok į kokį ten kaimą, ne? Miklusienų ar belio kokį kaimą, tu nuvažiuok pabūk tenai savaitę laiko. Čia su savim išsiaiškink, pakalbėk, po to jau šauk į Maldyvus, su draugiam ten pagulėsi, fotosesijų padarysi. Tai man toksai, žinai, kraštutinumai ir čia iš tikrųjų sprendimai būna, žmonės padaro tada, kada galvoja begalinis triukšmas yra. Bet toks triukšmas, kad jeigu susiduri, padarykite eksperimentą. Atjungiam televizorių, atjungiam internetą, telefonus panašiai. Vyrai ir vaikus? Jo, vyrai ir vaikus. Bet atjungiam. Ir būnam su savim. Bet nei knygos, nei muzikos, nieko. Ir jeigu ta tyla vidinė ir buvimas su savimi kelia nervą, isteriją, pradedi ten, nežinau, imt, šveist, ten lygint, nauda, bet ką reiškia, kad ta vidinė tyla tai yra tokia sunki, kad renkamės irgi visokius priemonės, įrankius, kad tą dalyką uždusinti, ar ne? Tai jeigu mes einam pas mokytojus, tai mokytoja mūsų kelia, giria, bet mes nuo savasties, tai žinai, per kiek kilometrų atitolinam, ta kelionė į Maldyvus, kiek ten tų 1000, ar ne? Tai vis dėlto, kaip bebūtų, tikrai Miklusienai arba, pavyzdžiui, pokalbių su senyvu žmogum, tos pats kunigas. Gali tą patį vertę. Absoliučiai. Apie kunigus, žinai, nekalbėsim, nes... Tai turbūt nereikėtų sureikšminti, ne, to, kad personažo. Nesvarbu, nes draugė kitą kartą gali daugiau duoti negu bomžas. Tau gali užduoti klausimą. Taip, kur tu ten... Bet supranti dabar, kas darosi, tu pasižiūri. Taip, ypatingai, pavyzdžiui, socialinėse, jau mes, aš, pavyzdžiui, aktyviai dirbu šitą darbą 4 metus ir aš matau, čia buvo iš pradžių varė marketingistų buvo, po to pist vieną dieną tapo selovadininku, žinai. Kitas irgi, žinai, koksai nors tenai užsiminėja visiškai ne tuo ir, žinai, kitą dieną taro kortas meta. Hebra, čia ką, masinis nušvitimas kažkokia, žinai, ar čia tiesiog lengvas kelias pasipinigauti, ar čia tiesiog, žinai, tai, truputį pakaskime giliau, nes aš jau tada vedu, kaip visą laiką, jau man per ilgai čia, žinai, tučiu čia liulę visų, aš vedu į tą, techninį dalyką, pasikaskime giliau, pasidomėkime tuo žmogumi, nebėkime akis išdegę, jau ką pamoką esu išmokusi,
perskambinu, kviečia ten ir į pokalbį, ir į sielovadas, yra belia kur, supranti, padarai apklausą, kas žinot, kas girdėjot, kas čia yra. Ir kaip taisyklė, apie 99% tenai, bėk. Tuo labiau, kad mes tikrai turim tuos socialinius tinklus dabar tokią jėgą, galę, kur galim visą laiką paklausti kiekvienam. Anonimiškai net. Aš tai pavyzdžiui senai sakau, kai mums buhalterija nepaeis, mes darysim būrimo saloną. Tai būsiu viena iš tų. Taip. O mes iš tikrųjų su Aušra tai esam nuo tokio mokytojo, nesakyčiau, kad labai nukentėjusios, bet gal pamačiusios, ne? Tokį... Čia buvo toksai... Va iš to marketingo primė. Geras trinktelėjimas per žandą. Ir kur patikėjai, žinai, kaip marketingo specialistų, ne? Ir paskui staiga per susitikimus pradėjo tave vesti ir visai taip švelniai, ir visai taip maloniai. Ir mes žinom tuos tikslus gerus, ne? Nes jau tų įrankių turėjom pakankamai kitos. Ir stebėjom, kas čia vyksta. Liktai fainai, ne? Liktais per vieną tokį įrankį, liktais per kitą įrankį. Ir jau net pagavusios Aušrą tą tokį gerą vaibą, paskatinom tą žmogų, kad jis pradėtų vesti grupės. O dabar jau man parašyk žinutę, apie ką kalbat. Kaip įdomu. Pasakysim tau. Pasakysim. Čia kaip parašys, tai tada tu nenutilsi, nes tu žinai tą žmogų. Ir gavosi kaip... Ir gavosi kaip ten, ne, pradėjo. Jinai mumis patikėjo, nes mes tikrai labai ją tikėjome ir taip toliau. Palauk biški, sekundę. Jo, sekundę. Ir man atrodo, kad jau iš antro susitikimo, ne, buvo tas toksai. What? Bet jausmas pilve, tas pilvas, supranti, kažkas ten vyksta, nes, kaip pilvas reaguoja. Bet vyksta kažkas nelegalaus. Žinai, tas jausmas neteisėto. Va čia yra apie mane. Va būtent, aš kai jaučiu nors kokį minimalų neteisingumą, nes mano yra prigimtinai labai aukšti moraliniai standartai. Aš tada... Pas mus visas. Taip, kas mus vienyje. Taip. Nes, ir sakau, ir paskui mes dar leidom savo nueiti 3 kartą. Taip. Ir va 3 kartą, kai jau mes nuėjome su ta kova. Man ten iš pirmo karto viskas aišku buvo. Taip, tai užtat ir sakau. Ir kai mes nuėjom tą 3 kartą padėti tą tašką, tai ten buvo konfliktas, nes jau mes nuėjom, žinai, su to jau tokiu, kad neleisti, kad taip elgtis su mumis. Bet ten iš esmės, kas buvo, pakišo koją tam žmogui, nes jisai vis tiek savim netikėjo ir pasikvietė kitą žmogų. Pastiprinimą. Ir tas žmogus išdavė. Taip, ir tas žmogus, kurį jinai pasikvietė, jisai išdavė ją. Kaip išdavė? Išdavė mum, žinai, parodė tikrą... Bet Vestas tikrai ne visi suprato. Ne, tai faktą, aš tai sakau, iki šiol esu dėkinga, todėl kad būtent po šito įvykio aš atradau savo mokytoją. Supranti? Va būtent po šito įvykio, nes jeigu nebūčiau praėjus, aš neturėčiau patikrinimo skalės. Tau duoda tą čeką, dar vieną, ką tu turi patikrinti. Aš neturėčiau patikrinimo skalės. O tai čia ir su vyrais taip? Šiaip jo. Kaip tik matau, Asta, ką čia reiškia tavo tas žiedas. Tai va. Tai va tiek apie to salo. Čia iš tikrųjų galima tęsti, bet aš norėčiau jau privesti, mesgi turim išrinkti prizus ir prizų. Mes jau išrinkom. Prizus ir prizų. Gerai, aš pakuoju, o jūs tu pristatyk gerai, o aš ieškau to komentaro. O man ką daryti? Tiesiog būk graži. Tiesiog nedavė man jokios darbo. Tai praėjusią laidą mes skelbėme konkursą Šiaudelio laimėtojui. Šiaudelis yra su parinkau su ametistu, kadangi kalbam tokia šiek tiek mistinė tema ir kaip apsaugoti save nuo apsišaukėlių. Tai parinkau ametistą ir štai žiūrėkit, va taip, jisai merkėsi ir galima gerti. Ir šiaudelis, aš visą laiką sakau, yra stebuklingas įrankis apskritai išgerti vandens daugiau, todėl kad įdėjus į bet kokią stiklinę ar puodelį mes tiesiog traukiam, geriam ir atrodo norim atsigerti ir staiga nepastebim, kaip išgeriam 1 ypų 200 gramų vandens. Tai va, tai stiklelis, šiaudelis, stiklinis. Stiklelis.
Alko-free savaitgalį. Aš tą patį pagalvojau, bliaubos, nepasprigau. Tipo, alko-free Maldyvai su Indija. Būna, kad klystu. Žinoma. atsiprašau. Taigi Bet mums man svarbu proga yra. Taip, tyliam. Žodžiu. Aš dar norėsiu papildyti apie šiaudelį. Gerai. Tęskite. Stiklinis Jau baigei? šiaudelis, nebaigiau. Pasakysiu pranašumą, kodėl stiklinis, ne metalinis, ne kaučiukinis ir taip Ne toliau. plastikinis ir ne popierinis. Tai stiklinis šiaudelis, bet koks jis būtų, jisai yra labai malonus mūsų lūpoms, todėl kad pagauna kambario šilumą. Ar ne? Ir nepatiriam to tokio temperatūros skirtumo ir žinoma, neturi jokio skonio, kai būna kai kurie metalai arba tie visi silikonai. Tai va, tai Vesta dabar renka. Aš dar noriu papildyti, kad kai mes geriame iš šiaudelio, pas mus pasidaro iš liežuvio tas toksai, kuris turi apgobti šiaudelį, o kadangi liežuvis mūsų turi labai daug visokių kaip čia, Jau tave neša, neuronų jaučiu ir kažkur. taip toliau. Va kodėl kūdikiai labai mėgsta Žysti. žysti. Ai, Tai va venta tas tave mūsų momentas, nes ten yra labai daug malonių procesų. Tai man labai patinka iš šiaudelio gerti ir ne tik. Ten. Visgi atspėjau. Gerai. Gerai, ir mes turime komentarą nugalėtoją ir mes klausėme klausimo, ar jūs nuteisėte moteris, ne? Ar pagaunat save, kad teisėte mamas? Taip. Tai va, tai Agnė Staniulienė, 1202. Labai geras jūsų komentaras. Tai o kas neteisė? Kartais ir ne viena, o su drauge padarom teismą su prisiekusiais. Šitas geriausias. Ir taip labai dažnai tas teismas kyla iš to, ko pačiai trūksta, arba kaip pati norėčiau, kad būtų. Wow. Tai labai Agne. sveikinam, labai fainai. Su tais prisiekusiaisiais, tik tais vartokite viena, nesu prisiekusiaisiais. Bet kodėl? Yra šiaudelių rinkinys, 7 šiaudeliai galima ir 7. Tada taip. Tai čia jau visas klausyk Taip. konsiliumas. Lauksime svečiuose, gegužės 30, ne, naujose patalpose. Tai Agne, susisiekite su mumis, parašykite mums elektroninį laišką, kad galėtume jum įteikti dovanėlę. Tai va. O visiems kitiems klausytojams noriu priminti, kad jeigu jūs paseksite mūsų kanalą, tada mes žinosime, kad mes čia kalbame prasmingai Taip. ir jums patinka ir yra įdomu ir aktualu. Ir ką dar reikia padaryti, sekantį dienos klausimą užduosime šiek tiek vėliau, kad jūs dar daugiau įsitrauktumėte ir be abejo mes turėsime dar prizų iš mūsų rėmėjų. O mes žinot, ką pamiršom svarbiausią momentą? Pristatyti šio podcast'o rėmėją. Pagalvokime. Ir kasgi neprisistatė dar? Šitą prašom įprašyti. Taip, tai ačiū draugės, kad jūs leidot 4. podcastą pristatyti man. Nes tai, ką jūs matote YouTube'ės kanale, tai, ką jūs matote socialiniuose tinkluose, kas yra susijęs su šituo mūsų podcastu, aš viską geriau žinau. Paruošė Vesta Lišauskienė, charizmatiškiausia virtuali asistentė. Tai va. Ačiū. Pati geriausia, kaip klientė, galiu pasakyti, kaip geriausia šitos charizmatiškiausios klientė, kaip geriausia šios charizmatiškiausios virtualios asistentės klientė, galiu teikti, kad jie yra tikrai pati geriausia. Va, reklama. Reklama. Jūs gal norit kažką pridurti? Laukiu eilėje. Kaip mano dukra sako, visą laiką tasta turi tave. Turi, sako, visą laiką tave, sako, turi pertraukti arba užkomentuoti. Aš jau įkvėpiau ir tukšt. Tai greičiau kvepuoju. Tik be pavydo scenų. Aš jokių būdų be pavydo Ne scenų. tu. O kas tau sakė? Kas man sakė? Tai pasakyk, be pavydo scenų. Gerai. Lauk. Reklamuoja Vestas. Taip. Iš tiesų tai yra žmogus nesustojantis mokytojas. Ir bet koks klausimas užduotas Vestai bus išspręstas per 19 minučių. Kaina to, nežinau kokia bus, jinai gali būti ir finansiškai didelė, bet gali būti ir emociškai skaudi. Visokių būna, bet koks susitikimas su tavimi yra neįkainojamas, todėl kad tikrai galiu pasakyti, kad tu esi mokytoja. Mokytoja dažnose situacijose, kur mes galim pasiskūsti apie vyrą ir tu sakai, palauk,
ar ne, ir tada pastato į vietą. Apie kažkokį kitą dalyką. Palauk. Dabar aš kalbu. Nekreip dėmesį į ją. Aš taip savo vaikam darau, jūs galite vienas kitą nežiūrėti. Žiūrim taip. Mane, tu su manim tai kalbėjai. asistentė, jau aš galvočiau, tu išaugai iš tos asistentės. Čia yra marketingo pavadinimas. Aš suprantu, bet tu esi projektų ir gyvenimo vadovė. Tai gal jau, kaip sako, po šios laidos persifrazuok ir persivadink, todėl, kad asistentų komandą tu turi, o tu nedūsauk, tu pasigėrėk. Tu su manim kalbė. Aš labai su keiksmažodžiu norėčiau pasakyti. Neišeis tau. Va, tai iš tiesų, kas norite profesionalaus darbo ir profesionalaus rezultato greito savo versle, tai yra Vesta Ališauskienė, nuostabių virtualių asistenčių mokytoja, kuri iš ties jau nepriema klientų, bet gali jos paskirstyti. Priema. Rugsėjo. Tai jūs skubėkit užsirašyti kuo greičiau, nes aš norėjau, įsivaizduokit, aš praeitą mėnesį prašiau audiencijos, sako, birželis arba liepa. O sako, o draugystė? O ir jinai sako, draugystė birželis yra liepa, nes kiti jau rugsėjai užregistruoti. Supratau. Ačiū. Iš tikrųjų, tai yra šios dvi mano draugės damos, tai yra pačios geriausios, jau patikrinimai yra padaryti per visas vietas. Žodžiu, kokias jūs tai galite įsivaizduoti. Bet vertinu pagal tai, kadangi aš vertinu, vertinu pagal tai, kad tai, kokias aš rekomendacijas gaunu iš jų, tai auginančios visame kame. Tai va, tai turėkite ir jūs tokias draugės. Ne šitas. Ne, šitas. Ir ne iki rugsėjo, ir toliau. Gerai. Bet aš dar, kai čia klausinėjau jūsų ir galvojau, kad jūs atsakysite taip, kaip reikia į mano klausimą. Ko ten moteris ieško tose būreliuose? Tai nepasakė to kodinio žodžio saugumo ieško jos. Nu, tai iš to galima išvesti. Tai ko neišvedėt? Tai dabar išvesim. Saugumą. Pasitikėjimo savim saugumo. Taip, viskas į tai sueina. Dabar eina trendas toksai TikTok'e, nežinau, kol mes čia viską įdėsime į eterį, gali būti, kad trendas jau bus istorinis, bet labai daug kam yra užduodamas klausimas moterims ir klausia jų, ką tu pasirinktum sutikti negyvenamoje ten dykumoje, saloje, ar lokį, ar nepažįstamą vyrą. Ir kaip jūs manote, ką pasirenka sutikti nesaugioje aplinkoje dažniausiai moteris? Lokį. Tos, kurios gyvena nesaugioje aplinkoje, jaučiasi nesaugios? Ar apskritai kalbi? Ne, apskritai, joms sako, kur turi, va tau sakytų, su kuo tu geriau susidurtum negyvenamoje aplinkoje? Ar su nepažįstamu vyru, ar su lokiu? Žiūrėk, dvi kategorijos moterų. Ne, apie tave dabar pakalbam. O tu? Palauk, tai aš dabar įžangą pasakau. Išmylėtos mergaitės ir neišmylėtos mergaitės. Išmylėtos mergaitės pasirinks vyrą, neišmylėtos pasirinks lokį. Aš pasirinksiu lokį. Bet aš tai jaučiuosi išmylėta, bet vis tiek renkuosi lokį. Ne, tai tu mokytoja, tu nori tą lokį išmokinti cirko elementų. Aš iš tiesų esu ne kartą save pagavus, labai mėgstu eiti mišką pasivaikščioti, ne? Ir man... Kaip? Kaip sakai? Sutinku ir lokius, ir vyrus. Labai nesaugiai jaučiuosi, iš tiesų. Labai nesaugiai su vyrais. Jeigu pamatau horizonte vyrą, jisai gali būti labai tokius pukuotas ir švelnus, bet ta prasme, vyrą pamačiusi miške, aš jaučiuosi labai labai nesaugiai. Nu kas tau dabar, aš čia atvirauju dabar. Ai, čia kerštas. O ta tai va mokytoja viską žino. Ne, man iškart galvojant, tu jau turbūt nebežinai, ką su vyru daryti, todėl jauties nesaugiai. Oi, koks aušra iš tavęs. Viešai. Šitą įdėsime į eterį. Aš jaučiu, jinai mums bus jau nebepatogi. Bet tai vakar, kai lėktuvė irgi tenai bairiai parėjo, ne? Ką darytum, jeigu va apie lokį vyrą? Aš sakyčiau, tu dar čia. Na gerai, bet iš esmės. Rimta tema, aušra. Labai gerai. Moteris nejaučiasi saugios. Taip. Suntėjau. Bet aš aplamai, aš turbūt netgi ir moteris statyčiau prie vyro, kiek eini miške ir aš galvoju, aš miške jaučiuosi saugi tol, kol ten nėra žmonių, iš principo. Nes didžiausias žvėris ir,
svalačius yra žmogus. Ar ten vyras, ar moteris, aišku, moteris fiziškai visada silpnesnės. Ir taip, esu turėjus atveju, kai aš išėjau iš miško vieną kartą, tai taip vasarą truputį jau lyg link temimo, įeinu į Kleboniškį ir už kokių 100 metrų sėdi daug jaunuolių. Tai tau užveis lokių. Tai ačiū Dievui. Sėdi taip nemažai jaunuolių. Tokių, kaip dabar aš namuose turiu, tai aš dabar ir namuose, aišku, kartais krūpteliu, žinai, kai jie praeina. Bet iš principo, ir aš iš tikrųjų pagalvojau, nafik, ne taip aš ir noriu šiandien mišką, apsisukau ir išėjau. Nes va tas nesaugumo jausmas, ir aš nežinau, ar pavyzdžiui, vyras įėjęs į mišką, pamatęs tiek panelių sėdinčių 10, 15 ar 5, ar jisai apsisuktų ir išeitų, nes jisai pasijaustų nesaugus. Greičiausiai to nėra. Jisai tu pakalbėt. Taip, ir aš dar vieną istoriją turiu ant to pačio Kleboniškio miško. Nu taip jau yra, kad aš Kleboniškė. Žinai, ant to pačio tilto, kai aš lėtinu tempą ir pasakojau, aš tada ir socialinėse tinkluose dalinausi. Aš einu sparčiau, vyras eina papešęs, tikrai, neblaivus, tai tuo labiau neprognozuojamas. Ir aš lėtinu ir jisai lėtina, aš sustoju, jisai sustoja. Ant to tilto. O gal tu buvai jam vedlys? Tu jam buvai lokys. Čia tu taip galėtum sugalvoti. Tu jam buvai lokys. O kas buvau? Aš buvau nesaugi, neišmiluota ir, ta prasme, iš principo, aš pasijutau maks nesaugi vidurį baltos dienos ir aš pagalvojau, kad aš atėjau čia pajausti atsipalaidavimą, bet aš dabar to nepajausiu, nes aš sustojau su mintim, kad jisai praeis ir aš pasirinksiu kitą kelią, ane? Taip. Bet aš neturiu tokios galimybės. Ir tai buvo antras kartas, kada aš iš miško grįžau, nepatekus į mišką ir nepavaikščiau. Bet tai o kaip tu galvoji, iš kur pas tave atsiradęs tas nesaugumo jausmas? Tu turėjai kažkokią situaciją, bai susidūrus? Asmeniškai? Nu taip, arba kažkas tau gal pasakoja, žinai, nes iš esmės, tai, iš kur susidaro... Tai labai akistatą skaitydavau. Tokia, ta prasme, iš to bendro viso, to tokio, žinai, naratyvo, turbūt, ane? Nežinau, kur glūdi tas toksai, žinai, nepasitikėjimas visų tuo ir baimė, bet, aš naktį vakare eini, mano draugė buvo užpulta prie laiptinės, prie daugiabučio, yra tų tokių atvejų aplinkui. Neatsimenu nei vieno, kada moteris užpuolė vyrą, žinai, bet, apart buiteko, žinai, su keptuvėm. Tuoj palauk, Aušra pasipasakos. Aušra pasidalins kitais naratyvais, bet iš principo, tai tu žinai, tu tai matai toliau ir, įsijungia savisauga. Bet tai va, matai, nebūtinai tu turi patirti tai, kad bijoti, iš esmės, tai mums sukuria visuomenę. Ir artimųjų, ir šalia esančių žmonių patirtis, kad tu pagalvoji. Taip. Nes aš apskritai, pavyzdžiui, kaip užsienį, irgi tas pats galioja kitose šalyse. Jo. Ten iš viso turbūt su temus. Mes žinome, kad Lietuvoje šiaip šiuo metu saugumo lygis yra toks, koks buvo Švedijoje prieš 20 metų. Konferencijoje vienoje buvau ir apie kriminologinę situaciją kalbėjau, kai mes norėjom gyventi kaip švedai, tai viskas apsivertė ir švedai dabar gyvena taip, kaip mes gyvenam prieš 20 metų. Tai pas mus yra saugiau. Pas mus yra taip, kaip buvo tada Švedijai saugu, o pas juos dabar yra atvirkščiai, taip nesaugu, kaip buvo pas mus. Tai užsienio šalyse jo labiau aš tikrai nesijaučiu visiškai laisva ir tas toksai savęs prižiūrėjimas visada maks. Tikrai. Taip, ten apskritai išvažiuoja. Bet kaip jūs galvojate, tas klausimas, ar ne, ką pasirinktų moteris, vyrą ar lokį? Tai čia truputėlį galvoju, dar truputį iš kitos pusės yra. Irgi galima tą saugumą paimti santykiuose tas saugumas, ar ne? Taip. Su kuo lengviau gyventi būtų. Jeigu tu toj negyvenamoj saloj, tai tau reikės su kažkuo gyventi. Jeigu arba su to, ar ne? Tai sakydama lokį, aš galvoju, gal vis dėlto moteris duodamas atsakymą tokį, kad galbūt lokį lengviau prisijaukinti. Galbūt jį lengviau yra išdresiruoti, ar ne? Tai nekalbame apie tai, kad vyrus reikia dresiruoti. Tiesiog aš galvoju, kad jeigu sutinkamas yra netinkamas partneris, tiesiog, kaip ir praeitą laidą kalbėjom, taikamas iki kažkokio tai momento su tam tikrais dalykais, ar ne? Neinam į kraštutinumus, einam, ar ne? Į toleranciją, ar ne? Bet po to tiek pavargstam arba tiek įvyksta vidinių sužalojimų,
kad tikrai vieną kartą galvojam, blemba, geriau, šuo, ar ne? Arba lokys. Tai čia tikrai tokia labai jautri tema, kad moteris turėtų būti išmokintos ir mamų, ir tėčių, mergaitės, kaip save saugoti. Ir aš dabar turiu 2 dukras ir 1 sūnų, tai savo sūnų, žinokit, tai va, tik sakau, mergaitė, sakau, kada nors gyvenime, ką nors padarysi, nesvarbu, kiek metų tau bus, sakau, gausi lupt nuo manęs ir sakau, tau bus taip gėda. Tai tikrai žino, kad mergaitė yra aukščiau, kad visas jo gyvenimo gėris priklauso nuo moters, ar tai mama, ar tai draugė, ar tai žmona, ar ne. Ir ta vyriškumą, iš tikrųjų, yra atsakomybė prieš moteris, mes turim diegti dabar. Jūs puikiai tai darot, aš irgi šitą dalyką darau, bet mergaitės mūsų visuomenė, jeigu taip žiūrint, jos yra taip kažkaip, ir dar iš senosios kartos, ar ne, yra palikta, kad tos paliktos lyg nuo šaly, užaugs pačios, kaip gėlės. Jau aš to noriu prieštarauti, bet nenori prieštarauti. Ir... Gerai, o tu kaip pati? Jautiesi saugi? Ne. Ir žinai, prieš keletą dienų man įvyko toksai įvykis gyvenime, kai aš naktį nubundu išgąsdinta kažko tai, prikelta, pribudinta. Ir atėjo toks kažkoks labai įdomus scenarijus, kas būtų, jeigu mirtų mano vyras, arba kas būtų, jeigu mirtų mano tėvas. Atsiprašau, iššoko iš konteksto, bet apie tą saugumą. Ir nesisuko ten tie įprasti Telemundo prezento, tie serialai, kai būna, žinai, ne. Mano įprasti skandinaviški, žinai, apie tą serijinį žudiką. Jo, tai va, tai ne šis atvejis buvo ir tai buvo išties toks gilus, kad suvokus, kad tam faktui įvykus, kokio dydžio atsiranda moteriai nesaugumo, vienišumo ir, aš net nežinau, čia irgi iš tų dvasinio pasaulio, to viso tokio sielos pasaulio galima suprasti, kad visą laiką sako, svarbiausia, kaip ir kitose kultūrose, ar ne, svarbiausia, kaip moteris turi vyrą ir turi tėvą. Ir arba tėvas neša atsakomybę už mergaitę moterį, arba vyras. Tai aš jums nemoku pasakyti, koks tai man buvo sukritimas ir tikrai suvokimas apie tą visą dėkojimą, apie tą visą laimę, kokią turiu, apie tą akimirkos kainą, kad mes šitame dalyke gyvenam, ar ne? Ir tada galvoju, tai ką tada reikia padaryti, kad mano dukra kitaip jaustusi ir mano, sūnus, nežinau, kaip berniukam būna, su jokiu vyru apie tai nesu kalbėjusi, bet mano mergaitėms, ką reikia padaryti iš tėvo pusės, kad jos dabar būdamos nesijaustų nesaugios ir kad iš tikrųjų to saugumo būtų tiek primaitintos, kad po to netekę, jos kažkaip normaliai, žodžiu, čia giliai varau, bet tikrai galiu pasakyti, kad, žinokit, taip, gana man buvo rimta, sunku ir aš suprantu, kad ir mamas, ir tėčius, ir vyrus, ir žmonas reikia labai labai saugoti. Bet apskritai turbūt, jeigu net ir mes nevardintume, ten vyras, moteris ir taip toliau. Pažiūrėk. Vėl jinai blemba viską ant vyro stumia, kad vyras turi kažką padaryti. Atsiprašau, negalima. Aš nekalbu apie vyrą, aš kalbu apie tėvą. Gerai, bet tu pasižiūrėk, kiek tėvų yra tas nesaugumas, kurį įskiepėjo tom mergaitėm. Pats tėvas kiek yra nesaugumas. Čia mes aplamai kalbame plačiaja gatvėje, gyvenime, ofise. Jėzus, neturiu skarelės. Tai renkis. Ne, čia nevyksta joksai dalykas. Absoliučiai, gink dieve, mes čia ne... Aš tik stojos ir ateinu su duomenė. Aš jau matau, supranti. Čiak, tik tai ginklą išsitrauks tą šluotą. Šitas taip, Asta, bet tas saugumas, kurio tu negauni šeimoje, jisai persiduoda į nesaugumą visuomeniai. Joma jo. Eina išpopcinta, išmylėta, išglostyta, eina į mišką ir labą dieną. Tai jinai kaip tik neadekvati bus, nebus saugumo, to savisaugos instinkto dar. Supranti? Tai... Aš einu tokia maladėc visą krūtą, supranti, bet aš fiziškai... Tai aš ką ir sakau, mes turime taip auginti ir auklėti vaikus, kad ir saugumas, ir nesaugumas jiems būtų ne tai, kad pažįstamas, ten nekiši vaiko į nesaugę, nemurgdysi ežere, bet apie tai kalbėti. Okay. Aš apie tai kalbu. Ir supažindinti, kokie yra įrankiai. Taip. Ką jis tuo momentu gali padaryti.
Be abejo. Ir kad baimė yra labai gerai, nes tai yra irgi saugiklis. Ar ne? Ir sustingtų, kad taip toliau. Nes man, pavyzdžiui, sūnus tai pastoviai sako, tu į mišką vienai, pasim kokį ten balionėlį, ką nors, kažkokį ten tų dalykų ir aš... Nu, bet jisai teisus, jisai teisus. Gal kas iš klausytojų rėmėjęs balionėlių? Dujų. Ne tiesiog raudonų balionėlių. Legalu ar ne? Žinok. Neįsivaizduoju. Legalu? Nežinai? Elektrošokas. Elektrošokai. Oi, ne. Nelegalu. Tik tai pareigūnams. Tik pareigūnams. Pareigūnai. Ginklai, žinok, legalu, jeigu praeini. Nu, Asta išeina į mišką, žinai, čia balionėlis. Tu kaip ruošiasi mišką paskelb, kur eini, kad nesusikirstų keliai. Aš tai apskritai turbūt neskirstyčiau, grįžtant prie Aušros, ar tai vyras ar moteris, nes apskritai turi bendrai, nes pasižiūrėk, pavyzdžiui, kiek yra moteris su moterim, mergaitė su mergaitėm. Čia apskritai yra tokia visą laiką žinoti, kad, tu jautiesi saugus, bet nežinai kaip kiti, ne? Čia kaip ir išvažiuojame mes į eismą. Taip. Tai nepamiršk, kad tu ne vienas esi. Ta prasme, yra ir kiti eismo dalyviai, ne? Ir tu nežinai, jeigu tu važiuoji saugiai, viską darai pagal ten taisyklės, ne? Niekam netrukdai ir taip toliau, tai nereiškia, kad kažkas kitas, ne veltui sako, ten stebėk veidrodėlio, ne vieną kitą ir taip toliau. Kaip fainu, tu čia sugalvojai. Užsidėsi veidrodėlius. Ne, iš tiesų, tai tiek, žinai, kur nekaltos aukos kelių eismo įvykių būna. Važiuoji savo jos ir koks psichopatas išlėkia tau, žinai, šonai į priekį. Taip, nes ne visada kelyje tu esi kaltas. Protinga mūsų mokytoja. O tai veidrodėlius nežiūri? O kas tai yra? Tai va, o kas liečia su manim, tai aš apskritai turbūt visada jaučiuosi nesaugiai, kas liečia pasivaikščiojimus vienai, bet aš mokausi tą daryti ir prieš metus, man atrodo, aš išvykau pirmą kartą prie jūros savaitgaliui viena. Bet dar prieš istoriją, kad man kai buvo kokia 12-13 metų, mes gyvenom su tėvais vienkiemyje ir autobusai važiuodavo 2 ar 3 kartus per dieną. Ir, žodžiu, man reikėjo pas stomatologą apsilankyti ir tuo metu nevažiavo autobusas, ir mama pasiūlė man tiesiog tranzuoti. Kaime, viskas okei, ne, tai ten prieš kiek čia tų metų, prieš 30. Ir aš išėjau tranzuoti ir sustojo iš karto žiguliukas, vyras, aš įsėdau panelę ir važiuojant keliu, jisai pradeda man diržą užseginėti ir jau, aišku, braukia čia, žinai, tada koją glostyti. Ir man, žinai, tuo momentu toks, nemalonu. Suprati, negerai. Jo, kažkas čia yra negerai, tai neturi vykti, ne? Ir aš toks jau tas įma vidinė ta baimė, kad kažkaip ne taip, bet aš kiek atsimenu visą laiką šeimoje buvo apie tai kalbama. Kažkokiu tai būdu, ten galbūt nesupažindinama su tom tikrom situacijom, ne, bet kažkokiu būdu, kad ten saugotis, tėtis visą laiką mums su sesė visą laiką tą transliuodavo, kad nesivaikščiokite naktį, mane ir taip toliau. Matyt, vis tiek kažkoks atėjo tas suvokimas, kad tai neturi būti. Ir kad turbūt po kokių 2 kilometrų aš tiesiog jo paprašiau sustoti, sugalvojau, kad aš eisiu čia į kitą namą, pamačiau, kad mes priartėjom prie kito namo, kad ten gyvena mano močiutė. Ir jisai sustojo. Tai aš negaliu apsakyti to jausmo, kaip jisai išleido ir kai man visas tas adrenalinas jau aišku ten buvo. Ir kaip aš tuos 2 kilometrus bėgau namo. Žinai? Tai aišku, aš parbėgau ten, verkiau, žinai, mama mane pasitiko, apsikabino, viskas tvarkoj. Bet dabar, įsivaizduoju, kad praeina 30 metų, aš išvykstu prie jūros, viena vaikštų, gražus oras ir taip toliau, ir prasideda audra, sniego tada, kaip atsimenu. Ir aš jau, kad nuo jūros nueiti, aš einu į kopas, nes jau suvokiu, kad ten bus mažiau to viso vėjo šurmulio ir taip toliau, ir kad jau eisiu, reiškia, į Basanavičiaus gatvę pavakarieniauti. Ir aš einu ir mano mintis iš karto grįžta į tą 12-13 metų etapą, nes ten lygiai taip pat irgi pūga, žinai, toks ir taip toliau. Ir ateina ta mintis, kad aš dabar sutiksiu vyrą. Va tavo vyrą, supranti? Ir aš einu, nėra žmonių, ta prasme viskas. Ir man iš to, žinai, pūgos išnyra tas vyras. Tiesiog vyras, ne tas. Ir mes turim su juo prasilenkti ir ten, žinai, kaip ten tarp kopų yra tie keliukai visokie, žinai, ir taip toliau. Ir mes prasilenkiam ir aš prisimenu, kad aš palieku tą sankryžą išsiskiriant, o man eiti toliau reikia per kopas tiesiai iki tos Basanavičiaus gatvės ir man ateina ta mintis, kai mes prasilenkiam, kad jisai apsisuks ir pradės mane sekti. Ir tuo momentu aš atsisuku ir akurat.
Tai va tada sugrįžo tas visas jausmas, žinai, tos, kur buvo tada ten panelės, kad dabar run, žinai, kur yra tas run, žinai. Tai aš nemoku apsakyti, aš ten buvau visa šlapia, ten prie -20, supranti, padusus visa ir tas momentas, kai aš bėgu, aš nerandu išėjimo, žinai. Nu, nes tiesiog aš matau tą kelią ir jisai tiesiog nesibaigiantis yra. Varai tą pūgą. Gal tiesiog pagalvoja, kad prie jūros pervėjuota, žinai, bet ant kiek mumise yra tos baimės. Jisai tikrai, aš paskui išėjus jau į tą, kur jau viskas matosi ten ir žmonės, žinai, ir viskas jau išėjus tą aikštę, aš pradėjau galvoti, o kodėl aš pagalvojau, kad čia apie mane. Kad čia jau jisai iškart mane. Bet va, matai, va, ta yra viskas pasieta toj viduje ir aš visą laiką, pas mane visą laiką tas va yra toks. Aš visą laiką tą jaučiu, net ir kaip atrodo aš čia, tipo, kieta, ne, aš turbūt saugiausiai jaučiuosi automobilį realiai. Ir mano dar yra vienas toksai momentas, aš, pavyzdžiui, jeigu kažkur reikia jau sutemus važiuoti ir taip toliau, aš įlipus į to automobilį iš karto užsirakinu. Oho. Iš karto. Taip. Bet tai, ką mes galim padaryti? Aš empatiškai čia žiūrėjau. Jo, tai gerai, geras klausimas, ne? Ką mes galim padaryti, kad mes pačios jaustumėmės saugiau? Tai ginklas, balonėlis, tazeris. Ginkluotis. Karačio. Jo, nes, nu, kaip atsimenu, žinai, anksčiau sakydavo, tipo, nesidažyk, nevaikščiok su trumpais sijonais. Nu jo, neteisingai apsirengė, ne? Jo, žinai, visą laiką kalta. Neten kalta, per girta, per trumpus sijono ėjai, tai taip pat prisidirbai su savo apranga. Per graži. Jo. Tai va, tai tas toksai, žinai, nu aš visą laiką tą jaučiu tokį atsargumą, žinai, su klubo, nu į klubus, aišku, dabar tai neatsimenu, kada buvau, bet kiek atsimenu, tai visą laiką ten matai, žinai, klube šokantį kompaniją, žinai, nu vis tiek tokį atstumą tą laikaisi. Visą laiką turėjau tą savisaugos jausmą. Visada, nu, nes va, aš Rastai, kada čia pasakau, kaip per vieną mano gimtadienį, mes tiesiog su draugėmis sėdom į kažkieno automobilį. Ir varėm į centrą tūsint. Buvo atsijungęs biškė, ne? Tas buvo, žinai, nes buvo kiekis labai didelis, žinai. Ir aš atsimenu, mes artėjom prie to buto centre ir man grįžta tas savisaugos jausmas ir aš atsisuku į draugės ir sakau, nedrįstat nei viena eiti į tą butą. Ir mes tik išlipom iš to automobilio ir kaip dabar atsimenu per tą savanorių kalną. Bėgom! Jo, ir tas buvo run, žinai. Tai va, tai iš esmės, ne, va, kiek yra realiai, kur pats eini padarai, nu, savo norų įsėdai ir tada supranti, kad dėl ko sako, ne, kad, nu, tai... Pati kalta? Pati kalta. Pati užėjo. Pati atėjo. Tai va, bet kaip apsaugot, aš, nu, neįsivaizduoju, tai stiprinti savo pasitikėjimą, bet vėlgi tas toksai, nu, okei, aš pasitikiu savim. Nu, ir ką ar tai apsaugo? Manau, tokį saugų gal laiką rinkti. Nu, neįsivaizduoju, va, čia va, toks geras klausimas, pradirbsiu per 4 dienas. Jo, čia iš tikrųjų toksai klausimas visom pamastymui, ne? Tai turbūt mes ir galim užduoti klausimą, ką mes galim padaryti, kad mes jaustumėmės saugesnės. Ar pakankamai toksai nesudėtingas klausimas, į kurį atsakymą nesugalvojom? O gal jau kažkas turi atsakymą? Gal, nu, ir atradė. Kas padeda jausti saugiau aplinkoje? Jo, kas padeda, va, geras labai klausimas, kas padeda jausti saugiai? Man tai mano sūnus. Taip. Kai jie yra šalia, aš klube buvau su paaugliu. Tai va. Labai gerai. Man tai, aš tai jaučiuosi visą laiką saugi su savo vyru. Visada. Dabar aš tada tiek pasileidžiu plaukus. Bet vėl mes atsistojam to, žinai, o kaip pačiai savo. O kaip savo, su savim. Nes negalėtų vyro išlaikyti visada šalia, ne? Nu, nes yra momentų, kur tu turi kažkur varyti vienas ir taip toliau, nes aš atsimenu, prieš 10 metų, kai mano vyras pirmą kartą emigravo į Norvegiją dirbti, ko aš labiausiai išsigandau, kad aš likau viena. Nakvot, eiti, važiuoti. Man buvo tada toks šokas, kad aš apskritai nesugalvojau, kaip man su savimi elgtis. Nu tai va čia tas saugumo praradimas, kur tas nakties košmaras, va tas toksai, ne? Ir aš tada supratau, kad aš turiu mokintis ir aš jau dabar tikrai va paskui sekantį kartą išvažiavau, aš jau negalvojau apie tą saugumo jausmą. Ne, nu tai tas prieraišumas ir taip toliau, aišku, jisai skauda ir taip toliau, bet kaip tada buvo, kur aš atsimenu, tiesiog tie buvo metai laiko, o aš ištisai verkiau kokias 3 paras, nes aš tiesiog norėjau užsidaryti tam narvelėje, nes man yra nesaugu. Nes viskas buvo viskuo pasirūpinta, žinai, ir tu dabar staiga tave išleidžia į gyvenimą savarankiškai, priimti sprendimus. Ir ką daryti? Kaip? Spręsti.
Tai va, tai... Aš žinai savo vaikams visą laiką sakau, koks yra pats, kaip reikia reaguoti ekstriniai situacijai. Rėjo atmintinai žino, garsiai rėkti. Tai va, vaikams šitą dalyką, žinai, nes ne visą laiką. Ir dar vienas triukas, kurį mačiau plačioj erdvėj, tai apspjauti užpuoliko ranką. Suveikia instinktas. Tiesiog žmogus nori nusipurtyti, aišku, ir dar kitų yra ten, žinai, tokių techninių dalykų, kaip atlaužti. Tai man ką? Savigynos kursus. Savigynos kursus? Taip. Kad mokėtų apsiginti. Taip, nes yra triukai. Bet vis tiek mes grįžtam prie to, kad tu turi užsiimti savim, nes pirmiausiai tu turi formuoti savo mintis, kad neišsigasum, kad suprastum, kad baimė yra... Dirbti veiksmus. Taip, kad baimė yra gerai, kad tai yra normalu, legalu, ne, kad nesustingtų tavo kūnas. Nes visos bijo. Taip, visos bijo. Tai, nu va, tai va. Spręsta. Dar primenam šitą taškelį. Taip, būtinai primenam šitą taškelį. Tai lauksim jūsų atsakymų, ar suradot kažką saugiai ir apie tą saugumą, ne? Tai mes turime ką šį mėnesį? Aš neturiu. Ką tu kalbi? Tu turi pristatyti... O aš turiu pristatyti. Jūs juokaut, kodėl? Mes atstovaujam su papukais tiesiog taip. Ai, gegužė papų mėnuo. Klausykite, mano gyvenime jau yra labai senai. Neleisime kitą kartą pristatyti. Tai jūs man normaliai nepasakėt, kad aš turėsiu... Taip. Kas sugalvojo? Pristatyk papukų mėnesį. Papukų ir paskatink Tai va, pasitikrint. Gegužė. Mano gyvenime labai nuo senai. Gegužė yra papų mėnuo. Tai yra tas mėnuo, kai einu pasitikrinti krūtinę. Tiesiog. Pasidaryti profilaktiškai, patikrinti, ar aš sveika, įsitikinti, kad neturiu ko, jau vieną jinai mane filmuoja. Vėl save filmuoja. Mane. Aušra. Kalbėk. Tai, viskas, sakau, gegužė papų mėnuo, susirenkat savo kolektyvus, susirenkat draugės ir einat, ypatingai, jeigu nesat iš viso pasitikrinusios savo krūtinės, nesat pasitikrinusios nuo onkologinių ligų profilaktikai, come on. Tai yra būtina prevencija. Taip. Ir mes eisim visos trys, nešim savo papukus į patikrinimą. Ir čia yra simbolis to, kad prisiminkime. Kad man nedavė tokio. Įsivaizduokit, padovanojau abiem po papuką. Meluoja. Ir šiandien, sakom, įsisek. Ir sako, negavau, nieks nedavė. Išmečiau. Aš iš pradžių sakau, jau netokiu ne. Vesta sako, visos turim, susisiekit. Jau nesakau, kažkokių nesąmonių nelaikau. Vesta sako, aš padovanojau. Tada sukluso. Sakau, tada kažkur padėta, bet nerandu. Ir tada sako, nemačiau akyse. Bet aš tikrai nemačiau šitą. Nuostabi. Aš rimtai nemačiau. Tai išmeti iš karto. Nesuprato, kad nesąmonė. Gerai. Tai baigiam 4 mūsų podcastą. Viso gero. Siunčiam linkėjimus ir sakom iki.